Bet šitą reikia akcentuoti. Jūs pats suskaičiavote ir, jūs pats parašėt apie praloštus rinkimus. Va tas dalykas yra labai svarbus. Man prašau suakcentuoti. Kas įvyko Lietuvoje? Dabar jie sėdė, jau dabar žinote, kas vyksta su konservatoriais. Jie dabar su padidinimu stiklu žiūri į Vilnių, tas teisingas miestas. Jau pamatė, kad ten yra rajonai, jau dabar jie detalizuoja būtent Vilnių. Nes Lietuvos jau nebeliko. Bet taip ir darė. Ta darė praktiškai visus valdžios per tiek laiko. Jie ir pasakė, kad Vilnius tai yra esmė, visa kita tai yra runkeliai ir atsilikėliai yra. Tai, Kubilių, tai jūs galvojat, kad jiem rūpi ten Kaunas, Šiauliai arba Klaipėda, jiems senai nusispjauti tos rajonus. Žemaitija atsiskirsto. Tai ties Dubysą nukirsim ir viską bus. Tai bet tik tiek aš galiu pasakyti, konservatoriai, jiem tiese rajonuose, jiem vienodai. Žiūrėkit, jie Vilniui surinko, kaip pavyzdys, 60 tūkstančių ar 70 tūkstančių balsų, kaip partija. 100 galutiniam variantui. Ne, aš kalbu apie partiją. Apie partiją. Gal kažkaip, man atrodo, 60 gal ten 68 tūkstančių, ar kiek ten surinko, 60. Tai ką tai reiškia? Tai nei Palangoje, nei Kretingoje, nei Skuode tu niekada tiek nesurinksi. Tai jie suprato, kad jiems nafik ten reikalinga vargti po tos kaimus. 60 tūkstančių balsų garantuoja 9 Seimo narius pagal sąrašą ir garantuoja iš 13 apygardų dar 9 vienmandatininkus. Ką tai reiškia 18? Tai eik tenais kniskis, kad tu tenais nieko negausi, jūs juokaujate. Tai šiandien dieną ir yra koncentracija. Jie dėl to ir Klaipėdą labai norėjo paimti. Nes tam ir buvo koncentracija į tą žmonių didįjį skaičių. Bet 18 vietoj valdančiosios daugumos, taip jiems reikia. Bet tai jau Vilniečiai jau tokie, parodė. Man reikia nepamiršti, kad Vilnietis tai yra kaimas ir tai yra didžiausi kaimiečiai. Taip. Nes Vilniečių yra 5% yra iš Šilutės ir Rusijos. Tai kai man ten sakė, pamenat, kai man sakė, ar konservatoriai vienose debatuose Klaipėdui, ir ką čia Šilutiškis gali atvažiavęs Klaipėdui vadovauti? Tai žiūrėkit Vilniui. Prieš tai buvo Jonaviškis vadovavo, ne Zuokas, tada vadovavo Šimašius Tauragiškis ir tarp kitko iš Šilutės jis yra iš Degučių, tarp Degučių ir Katyčių jis yra, iš tenais yra jis kilimo. Iš viso jisai žmogus pelkė. Iš tenais yra, Šišioniškis. Paskui išvažiavo į Tauragę, nes tėvas gavo, mama. Bet jisai ūsą paskutinis matė, vis tiek. Ir Beliacką pardavė. Meluoju. Remigijus yra 100% Tauragiškis, atsiprašau, sumaišiau, o Dulkys yra iš Katyčių ir Degučių. Dulkys. Ten kažkas tai yra su fosforo gal trūksta ten. Geležies per daug. Savo laiku ir Bielskis Lietuvą valdė iš Šilutės, jeigu prisimenat. Buvo laikai. Tai buvo laikai, tai toliau Šilutės. Ir Komskiai ten iš tos. Iš Pagėgių, iš Žukų. Bet irgi. Ne, ten Žukai, ten yra jau, kaip čia, irgi mažoji Lietuva, jau, Šmugelninkų kraštas. Tema. O VRK kaip taip bet VRK taip ir buvo, nes jinai yra iš Valstybės saugumo departamento, jinai vykdė konkrečią užduotį, jinai buvusi vasdišnikė, dirbusi pareigūnė, jinai dirbusi su Grybauskaitės viena iš nacionalinio saugumo gynybos patarėja, kurios vyras praeitą savaitę tapo Gabrieliaus Landsbergio sekretoriato vadovas. Tai, o jinai pradirbusi 17 metų VSD. Tai, taigi jūs pažiūrėsite, taigi aš dar kartą jums sakau, šiandieną. Ne, jūs protinga nebegaliu taip sakyti, nes po Šurajevo turi būti kultūringas. Aš suprantu. Kaip čia durna? Tai durna. Ta prasme, tiek klaidų pridarė, tiek teismų pralaimėjo. Jei viskas VRK leidžiama, jūs dabar neperginkit, dabar turėtų mano skaičiavimu, Jinai atsistatydins ar ne? Ne? Jei neleis niekada Čmilo atsistatydinti, niekada neleis Seimo pirmininkė. Niekada neleis, jinai viską padarys, kai jos nestatydintų. Jie gins krūtim. Tai čia Gražulis yra užmestas ant brazūros, kad nereikėtų šitas kam buvo specialiai Štraupaitė nukirsta? Norėjo nukirsti. Todėl, kad sekantis Evgenijus Šuklinėje nuo liberalų sąjūdžio ir jis būtų antram turė ir jis tikėjosi, kad laimės. Kam buvo reikalinga nukirsti Tubį, todėl, kad antras liko tas sekso maniakas Obelevičius Anykščių, kur ten prostitutė samdė, ar ką jis ten buvo kažkada, pamenat, koks ištikęs. O nepamenat, kaip jisai jis iki prostitutės imdavo už pinigus, man atrodo, mokė, tai buvo čia reportažai, nepamenat. Tai blogai, kad prostitutės ar blogai, kad už pinigus? Ne, jis yra bėda, kad jis yra biologijos mokytas ir jis sako, pakartokite, apžiūrėgeliai, pakartokite,
žiogeliai. Ir matyt, kabinetais vis kartodavo, kol gal galė truko visai savivaldybei kantrybė ir pradėjo rašinėti. Ir jeigu prisimenat, tik dabar nežinau, ar pasybo knyga parašyta, ar buvo kitoj savivaldybei parašyta knyga apie visą šitas orgijas. Tai nepamirškite, tam ir buvo reikalinga VRK. Koketas. Nu, o kodėl VRK priėmė sprendimą per Klaipėdą neperskaičiuoti Klaipėdų rinkimų? Kaip jums atrodo? Todėl, kad aš neišeičiau. Kodėl buvo perskaičiuoti rinkimai iš Šilutė? Todėl, kad antrą vietą išeitų Kurlianskis, konservatorius su vardant Lietuvos. Dabar išgerkite dabar mineralinio, aš vėl kartos, žmonės. Nu padarykim šiandien bangą. Nu klausykit, Žemaitaitis ne kiekvieną dieną. Laikai, komentarų turi būti, visą laiką reikia žiūrėti Žemaitaitį ir rašyti ką nors. Ir rašyti, ir ginčytis, arba sakyti ką nors. Vat, jau visko jūs pasakot, nereikia ten sugalvoti kažko labai protingo. Vis tiek ten viskas yra... Aš tiesiog noriu pasakyti, mėly žmonės, tiek bėdnai gyvena, kad man tik tuščią puoduką pastatė dėl maizdo. Aš čia turiu tą puoduką, žinokit. Tikrai jame vandens nėra. Duosime vandens. Tai va, ir paremkite finansiškai OpTV, nes, žinokite, kai šaibam išeisim, tai tada verksite pas kapą ten ir niekas jūsų ten iš kapo neišeis. Eisim pas ūkininkų dirbti. Pas ūkininkų dirbti eisim. Arba galėsite eiti Grigėjo dirbti Klaipėdoje. Ir už gerus reportažus, kaip ir Klaipėdos universitetas, galėsite gauti iki pusės milijono paramos. Gražiai nemoku. Jau įrodžiau visiems ir mane dėl to irgi vadina visokiais negražiais žodžiais. Tai va, tai kad mes čia susirinkimas yra bendras visų tokių.